Labas visiems ir sveiki atvykę į mūsų trumpą pamokėlę, kurioje aptarsime Tomo ir Kilmano sukurtą konfliktų valdymo modelį. Šis vaizdo įrašas buvo sukurtas pagal Positive projektą, kurį remia Erasmus+ programa. Tomo ir Kilmano konfliktų valdymo modelis atsižvelgia į dvi dimensijas. Atkaklumo laipsnis rodo, kiek esate pasirengę patenkinti savo poreikius. Kooperatyvumo laipsnis rodo, kiek esate pasirengę patenkinti kito asmens poreikius. Priklausomai nuo atkaklumo ir kooperatyvumo lygio galime turėti skirtingus konfliktų valdymo stilius. Konkuruojantis konfliktų valdymo stilius tai kai viena argumento pusė siekia savo tikslų neatsižvelgdama į kitos pusės poreikius arba naudą. Tokia situacija yra vadinama laimėjimo-pralaimėjimo situacija. Ji vyksta, kai yra aukštas atkaklumo lygis ir žemas kooperatyvumo lygis. Jei norite ir toliau palaikyti gerus santykius su kitu žmogumi, toks elgesys nėra tinkamas. Vengimo stilius nėra nei atkaklus, nei kooperatyvus. Toks stilius naudojamas tada, kai tuo metu nenorite spręsti konflikto ir nusprendžiate jį vengti arba atidėti. Toks metodas gali būti naudojamas, kai konfliktas nėra jūsų prioritetas. Prisitaikymo stilius yra bendradarbiaujantis ir neatkaklus. Šiuo atveju viena argumento šalis yra pasirengusi pasiaukoti ir stengtis patenkinti kito asmens valią ir poreikius. Tai yra visiška konkuruojančio stiliaus priešingybė. Toks stilius dažniausiai naudojamas, kai jums nėra svarbu, ką gausite iš konflikto, tačiau jums rūpi užmegzti arba palaikyti santykius. Kompromisiniu stiliumi siekiama rasti sprendimą, kuris iš dalies tenkintų konflikte dalyvaujančius žmones. Todėl jis gali būti priskiriamas prie konkuruojančio ir prisitaikymo stilių. Toks stilius yra naudojamas, kai diskusijos rezultatas nėra itin svarbus, o jūs tiesiog norite užbaigti konfliktą ir nebegaišti daugiau laiko. Galiausiai bendradarbiaujantis stilius pasižymi didžiausiu kooperatyvumo ir atkaklumo lygiu. Tokiu atveju abi šalys yra pasirengusios išsiaiškinti savo nesutarimus, mokytis viena iš kitos ir rasti bendrą konflikto sprendimą. Toks stilius geriausiai veikia tada, kai ilgalaikiai santykiai ir konflikto rezultatas yra svarbus jame dalyvaujantiems žmonėms. Ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą.